tu gali paversti bet kokį negatyvą į pozityvą. Kas atsitikdavo gyvenime dabar? Bum! Chaosas, širdis, plak, adrenalins, viskas, raga, nežinau ką daryti, ko jau apjaustys, nervusim, pyktis, kyl, nesuvalda, viskas, negali suvaldyti, pirmas dalykas, išjausk. Jau matai, kai jau viskas raga ir visiška pilna išjausk. Išjausk tom emociją, išjausk tom pyktį, pūsk tom burbulą. Kol он susproks, išpūsk tom burbulą, iš tikrųjų paimk ir išjausk. Tai kodėl to non išjauti? Tu non išjauti, kad tau kuo trumpiau užtruktų, kuo greičiau tiesiog pašalintum ton negatyvą, ton pyktį, ton erzelį, laukon ir išgintum manon. Nes mums gali užsilikti savaitę ir mėnesį ir gal netgi 3 mėnesius, kai kuriems žmonėms labai priklauso. Labai rek. Išjausk, tiesiog išjausk. Paimk ir išjausk, kad nereikėtų paskau tampytis anon už savo nugaros kokius 3 mėnesius, o gal netgi daugiau kai kuriems, žinai. Tai va, antras variantas yra paimti ir transformuoti ton energiją. Paimti transformuoti to negatyvą, ką priminėjau. Bet koks negatyvas gali būti paverstas į pozityvą. Tai tu paim ir transformuoji ton energiją. Tai bet kas atsitinka tavo gyvenime, tu gali tai matyti, išvelgti kaip pamoką, išvelgti kaip pozityvą kažkokį, kad ras tau parodė, kad va čia būtent taip vyk todėl, nes kad galbūt dabar pavyzdys tave testuoji visą tą pažiūrėti, ar iš tikrųjų tu pasikeitei. Gal tu sakai, aš čia viskas, aš galiu neberūkyti, tarkim, aš galiu susivaldyti, neberūkyti. Ir visą tą tau duos dabar testą, pažiūrėti, ar iš tikrųjų tu gali dabar neberūkyti. Nu čia toks tai pavyzdys, ne? Visų kitų pavyzdžių gali būti N variantų. Esmė tame, kad paimk ir transformuok tai iš negatyvą į pozityvą, kaip iš kažkokią blogios situacijos, kad sukeltau pyktį, į suvokimą, kad čia ir tau pamoka, kad čia ir tests, kad čia ir kažkas, kad tu gali paimti ir būti sąmonings ir pakeisti savį. Taip tu perprogramuoji limituojančius tikėjimus, kai neišdygsti iš niekur nieko. Vietoj tu, kad tu eitum į meditaciją, į save lystum ir bandytum ištraukti šaknį, o šitai šaknis, pasirodo tau. Tu turi dabar galimybę paimti ir tą takelį, nutraukti ir sukurti naują neuronų takelį, kad tiesiog bus tavo dabar naujas standartas.